Labas rytas. Šiandien turime šeštadienio ankstyvų rytą. Turime beveik 7 ryto. Miestas kol kas tuščias. Atvažiavom įpilti degalų, pasiimti kavos ir važiuoti į savo kelionę pačią pirmąją. Pirmą kartą darau šitą dalyką, tai labai neteiskit. Viskas labai faina, viskas labai smagu. Va, čia kuro kainas galime pamatyti. Kaip matome, turime 22 pinigus, tai esame Norvegijoje. Šiandien keliausime į 3 įžymiausias vietas. Tikiuosi, viskas labai faina, viskas labai pavyks ir viskas bus labai gražu. Tai va, mano myli draugai, bičiuliai, esame Norvegijoje, keliaujame šiandien į 3 lankytinas vietas, viską parodysiu eigoje, viską papasakosiu jums, paskui važiuojant apsikeitėme dabar vairuotojus, kad būtų biškį paprasčiau. Šiandien, kaip matote, turim labai gerą orą, labai fainas oras, važiuojam, kaip matot, su šituo aparatu, turime šiandien saulytę, labai fainas oras, labai geras, biškį vėsu, nemeluosiu, 7+, bet su treningiukais, pats tas, važiuojam į Krioklius, pažiūrėsim, ar sutiksim kažkokių žmonių, pakeliausim, parodysim ten vaizdus, kėlėme šiandien labai anksti ryte, nuotaikos super, užkandžių pilna mašina, viskas labai gerai, pasikrovė energijos, nuotaikos super, viskas labai čiki, saulė šviečia, o dabar tęsime kelionę ir žiūrime tolimesnius vaizdus. Na ką, mano myli draugai, atvykome į pirmą tašką, tai yra čia, mūsų pirma stotelė. Kaip sakant, į pirmą pasižiūrėti, tai yra Norvegijos Kriokliukai. Girdžiu, viskas ošia, atvykome, valandą kelio, apie 112 km kažkas gavosi per valandėlę. Vaibas geras, nuotaikos geros, oras geras, saulutė šviečia, labai faina, labai gaila, kad neturiu mikrofono, bet, kaip ir minėjau, darau visą šitą dalyką pirmą kartą. Grįžus į Lietuvą tikrai nusipirksiu viską ir tikrai pamatysime dar netokių vaizdų. O dabar jums sakau gero žiūrėjimo ir pasimėgaukite vaizdais. Eime su manimi kartu prie Krioklių. Lietuviškas puntuko akmuo, bet tik tiek beliko iš puntuko jau. Dalim čia va sudėtas visas. Štai, mano myli draugai, galutinis rezultatas. Visada padarai nesąmonę ir aš garantuoju, kad tenai bus įdomiausia. Važiuoju valandą tam, kad
6 minutės pasifotkin. Bet ką myliu, tai savo fotografiją labai patinka, aišku. Kol kas tik telefonu ir taip toliau su draugais. Bet tikslai yra dideli, norai yra dar didesni, o ambicijos išvis fucking didžiausios. Va. Keliauji, mėgaujasi saulę, gera nuotaika, svarbiausia yra ir viskas. O dabar neliūdim ir bandom pereiti į tą kitą pusę, parodysim dar iš arčiau tą fontaną, pažiūrėsim dar fontaną krioklį, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, mano mylas draugė. Nu ką, netrukom apeiti, kaulai jauni, kaip sakoma, tik jaunin. Kaskadininkai šitais kalnais, akmenim. Manau, kad jūs nelabai girdit, bet vaizdas atrodo labai. Nemažas tas kriokliukas. Garsas irgi nemažas. Dabar nusėdęs kažkiek vanduo. Tai keista, paskutinį kartą čia kai buvau, tai aš kadangi su akiniais, tai kaip atsistodavau iš toj aikšteliai ir bandydavai nusifotografuoti, tai akinius visą užtemdydavo vanduo, krisdavo taip vanduo, kad būdavo neįmanoma čia nusifotografuoti prie šito krioklio. Na, o dabar grožėkimės vaizdais. Trumpas update'ukas, atvykom į degalinę, kavos pasipildymas, kadangi Norvegijoje turint šitą termosą Circle K, kaip matot, 2025 metų, tai gali atvažiuoti į degalinę nemokamai pasipildyti kavos, kaip sakant, nueini, pasiimi, pasilinki gražios dienos vienas kitam ir viskas. Šito tikiuosi nedėsim. Tai vat, kaip ir minėjau, Norvegijoje yra labai populiaru šitie vadinami termosiukai mažiukai. Nusipirkė, dabar tikslios kainos neatsimenu, apie 600 kronų, kažkas tokio kainuoja. Tai vat, dabar realiai galima sakyti, kad sutaupėme 49 kronas. O dabar viskas, kavytė pasipildyta, nuotaikos geros, tęsiam kelionę, esam pusiaukeliai. Ir dabar kitas kadras bus jau iš mašinos, kaip važiuojam, keliaujam ir parodysiu jums dabar gražių vaizdų. O, rado uogų. Manau, kad nevalgomos. Žiūrėkit, spotukas, pažvėjot, parelaksuot, gerai praleist laiką, sutokį kraštovį. Wow. Realiai kaip iš viršelio. Labai norėčiau užlipti į tą kalną. Nežinau, šitai nieko, bet labai norėčiau. Ir mes važiuojame tikrai ne į šitą kalną.
kelionės tikslas pasiektas, atvažiavom čia šitu posūkiu, lipsim į patį viršų. Skaičiau biškį internete, kiek žinau irgi, tai per visokias programėlės mačiau, kad tas kalnas yra maždaug 485 metrai virš jūros lygio. Čia mačiau sausas kelias, tikrai mašinų yra ne viena, ne dvi. Wow, kosmosas, pirmą kartą pats taip matau, labai gražus oras, viskas labai gerai. Dabar ką, persirengiam, užsidedam ilgas kojines, kad neinkastų kokia rupūžė. Ir viskas, ir ką, lipam į tą kalną ir susitiksim, pafilmuosim kažką, parodysiu dar kaip lipam, kaip sekasi lipti. O tada jau grožėsimės vaizdais visi, tiek aš, tiek jūs. Čia reikėjo jaučiu apšilt, žinok, pirmą. Prasibėgt, nes vis tiek ne 14 jau. Nu ką, mano mėly draugužiai, užlipom į viršų, kadrus pamatėt, viskas labai super, oras super, kadangi mašinų, kaip rodžiau, apačioj 10, tikrai nemažai žmonių, keista, sutikom visokių tautybių, visokių rasių ir taip toliau, visi labai mandagus, labai viskas fainiai, o dabar kartu su manim, va, prašau, va, vaizdelis. Turim ir pačių lietuvių. Va. Labai super, labai super. Nu ką, mano myli gyventojai, nulipom, užlipom, pasižiūrėjom, pasifotkinom, pasifilmavom. Viską patys matė taipogi. Smagiai, fainiai praleidom laiką, labai geras oras, labai džiaugiuosi, kad iškrito toks savaitgalis. Labai saulutė kepina, labai fainiai, nors ir vėjas toks žvarbokas ant viršaus, bet viskas labai fainiai. Viršui sutikom lietuvių, labai faina, kai sutinki savos tautos žmonių, blemba labai keista, kai tipo kažkur in the middle of nowhere sutinki tokių žmonių, tokių tautybių ir taip toliau pasisveikini. Tai faina, visi paklausė, pasisveikina, palinki gero kelio, geros kelionės, nes nuo čia iki namų tai 200 gal kilometrų grubiai taip šnekant, o ką, dabar mūsų laukia 50 naujų kilometrų. Važiuosim į kitą kalną, pavadinimu Gaustatopen. Yra miestelis toks kaip Riukanas, čia vietiniai taip vadina Riukan. Ir ten jisai turi savo žymų į kalną Gaustatopeną. Esu buvęs vieną kartą žiemą, tai su mašina be šansų ten buvo užvažiuoti. Ir ten yra, žinau, kad gondolos, tai nežinau, apvažiuosim, pažiūrėsim, kaip seksis, viską pamatysit video. Dabar 50 minučių mums važiavimo, kavos gerimo, o jums malonių, gražių vaizdų. Atvažiavam į šitus gondolas. Čia, va, kaip matot, yra gondolos. Ant durų baltas lapas tipo, parašyta, kad nedirba tipo laikinai. Tai nežinau, nėra nei vieno žmogaus, kad pasiklaus. Aikštelė irgi visiškai tuščia, nieko nėra. O žinau, kad va, čia šitais lynais galima užsikelti į pačią viršūnę tom visom gondolom. Ir būtent nuo tų gondolų užsikėlus galėjau matyti visą tą Gaustatopeno kalną, į kurį dabar važiuosim. Pabandysim su mašina užkilti iki pusiaukelės. Žinau, kad ten galima, iki pačios viršūnės tai tikrai negalima. Nėra galimybės užvažiuoti su mašina. Tai iki pusiaukelės tikrai pabandysim užvažiuoti su mašina, pasidaikti mašiną. Užsidėsim kuprinės, pasimsim maistelio, kavelės ir ką, varysim tada, paaiškilausim.
dar vieną mėgstuką su kapišoniuku. Vėjas žvarbokas, nemalonus, kad paskui nebūtų pirmadienį. Sergu, snargliukas bėga. Tai va, bandom, lipam. Nežinau, tikslas yra šitas. Kalnelis, matot. O ar užlipsim? Stebėkit iki galo. Ir visi kartu šauksim malio. Biškai sunkuoka lipt, šnekėt. Bet nieko, viskas, kaip sakant, su patirtim, su praktika. Ir su laiku viskas ateina. O dabar, prašau, pasižiūrėkit. Gražiausi vaizdai. Va. Ir dabar laukiame vaizdų už viršūnės. Mašina ten, meluoju. Mašina čia. 10 minučių. Ir turim biškį. Kalnas, nemeluosiu, atrodo įspūdingai. Nesu niekada buvęs. Nemeluosiu, bet pasirinkimas nežinau, ar buvo pats geriausias. Taip laipioti. Palaukit. Filmuojam kojas. Ir tais vakmenukais takelis, ne? Takelis. Akmuo. Visai kaip vaikystėje, ne? Geras. Einu atsigersiu. Šalcinio vandenėlio. Siekva Maksimo iš čia būna. Suvažiuoja. Šia kokį balti akmenį. Bet tai pažiūrėk, koks tyras. Nėra tai blogai. Nu, kaip ežeri. Skonis geras. Gal kiek druskos trūksta. O, čia gali šašlyko kepti. Tokia. Užlipom tuos 5 kilometrus. Telefonas suskaičiavo 8700 žingsnių. Bet rodo 5 kilometrus. Nežinau kodėl. Nebuvom ten pajungę tų žingsnemačių, nematavom. Tiesiog mėgomės akimirką, grynų oro. Labai tikėjomės sutikti ožkų. Bet nesutikom. Labai tikiuosi, kad sutiksim į kitą pusę lipdami. Lipom akmenim. Užtrukom 1:35 minutės. Manau, kad labai geras rezultatas. Kai pirmam kartui be apšilimo, be nieko, tai manau, kad super. Kaip sakant, mano myli draugai, svarbiausia yra tikėti, norėti ir daryti. Prašau, vaizdai nuo kalno viršūnės, kurią mes pasiekėm per 1,5 valandos. Prašau, svarbiausia yra tikėti, daryti ir siekti. Nu ką, chebrytė, asfaltas po kojom, asfaltas. Viskas, esam prie mašinos. Tai buvom šio kalno pačiam viršui. Į viršų lipom apie 1:40 su sustojimais, su vandens pagerimais, užkandukais ir taip toliau. Bet į apačią nusileidom žymiai greičiau, buvo didesnis noras, nes norim važiuoti, sustot, pavalgyti, vakarieniauti ir taip toliau. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Nu ką, sveiki mano myli draugai dar kartą. Baigėsi kelionė, esame prie pat namų, parvažiavom saugiai, grįžom į mūsų namučius, eisim praustis, maudytis, ilsėtis
Ir viskas. Ačiū visiems tariu, kad žiūrėjot iš anksto. Ir sakau, labai ačiū. Lauksiu komentaruose klausimų. Jeigu tik turit, apie 500 km suvažinėjom į visą ir į vieną pusę ir į kitą, visas 3 tas vietas. Užlipom į kalną užlipti trukom beveik 3 valandas su užlipimu, su nulipimu. Tai kojytės tikrai jaučiasi. Išlaidų kainavo apie 250 eurų su pietais, su maistu, su kuru. Su visom išlaidom tai apie 250 eurų, bet nežiūrint ką pirkėjai, neskaičiuojant ir taip toliau. Ir viskas ką, tariu iki kitų kartų, spaudžiam laiką, spaudžiam subscribe ir kaip sakau savo firminį, laikas man, vidosas tau, mano mielas draugė. Iki kitų kartų, laukite tęsinio. Šoltas. Nu gerai, ne save filmuoju. Improvizacijos mašina esu. Zūri. Atsibodo man šitas gyvenimas Norvegijoje. Supratau. Galo važiuoju.